Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Tradicijos kartais, jos nebūtinai turi būti teiginiais eiti iš lūpų į lūpas, jos gali būsenomis, nuostatomis, laikysenomis, nuo pat gimimo, nuo užuomazgų kažkaip. Čia yra visa esmė, kad kaip biologiškai mes visi nueinam dešimtis, šimtus, milijonus metų į praeitį. Lygiai taip pat tradicijos kisdamos, bet jos nukeliauja į nesibaigiamą praeitį. Kaip mama glosto vaiką, reiškia, tas atskiras prisilietimas, atskiras paglostimas, gal koks skirtumas, palietė, nepalietė. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, mamos glostytas vaikas ir mamos neglostytas vaikas, yra kažkoks toks pamatinis skirtumas tame. Tai kažką tokio daro pasakos. Sektas pasakos vaikui ar nesekta pasakos. O ką Gimbutienė, jinai tiesą sakant, jinai ir iš esmės atranda kažką tokio labai panašaus, jinai pamato, išgirsta dykumoje ar ten kažkokiose archeologas, kažkokiai dykvietėj, akmenų sąvartyne sugeba nujausti, užuosti, atrasti kažką tokio, kas kalba. Iš tikrųjų, kultūros nepradingsta. Jungas net apie Ameriką kalbėdamas, jis tokią mintį yra iškėlęs, kad tos substratinės arba nustumtos į substratą, į savotišką podirvį, po velėną, tarsi pakištos kultūros, jos nėra mirusios, visiškai išnykusios, jos yra pasitraukusios iš sąmonės į pasąmonę savotiškai ir jos pradeda veikti, gyventi pasąmoniniu būdu. Čia, galbūt galima čia su klaustuku palikti šitą teiginį, bet pati galimybė tokia yra ir tas, tarkim, tradicijos kartais, jos nebūtinai turi būti teiginiais eiti iš lūpų į lūpas, jos gali būsenomis, nuostatomis, laikysenomis, nuo pat gimimo, nuo užuomazgų kažkaip. Ir aš net pasakyčiau, tai tokiu atveju tas trūkis yra įmanoma, kad kultūros nuolat susiduria, nuolat kinta, kaip augalas, jis auga vis tai kairę šaką, tai dešinę, tai kažkaip tai, bet kartu lieka tas pats augalas. Galima vienokių trąšų, ten medžiagų, kitokių įmesti, pasikeičia jo šiek tiek sudėtis, bet vis tiek jis lieka tas pats. Tai ir čia, matyt, net ir jeigu mes priimsime visiškai už gryną pinigą šitą teiginį, kad buvusi kažkokia senoji Europos kultūra neindoeuropietiška, o po to atėjo indoeuropiečiai, nors šitas pats teiginys irgi reikalauja gerokų išlygų. Vėl tenka dabar ir pasakyti, ką turiu omeny. Pati Gimbutienė yra savo knygose rašiusi, kad tas indoeuropiečių atjojimas, kaip karių ant tų pastas deivės, truko 4000 metų. Tai apie kokį atjojimą mes galim kalbėti. Tai yra nuolatinis kultūros sugyvenimas, nuolatinis kontaktas, nuolatinis bendravimas. 4000 metų yra taip daug, kad net ne 400. Tai yra tiesiog mums net neįsivaizduojamas laiko tarpas. Tiesiog galima sakyti, jeigu 4000 metų iš stepių į Europą atkeliaudavo pastoviai raiteliai kažkokie, tai galima pasakyti, kad tai yra tiesiog viena kultūra, kurios sudaryta iš dviejų dalių. Viena stepėse raiteliai, kita va čia kažkokie tai neraiteliai. Nes tai yra nuolatinis jų bendravimas, nuolatinis kontaktas. Ir matyt, santykiai irgi įvairiopi buvo, ko gero agresijos matytame irgi būta. Tai tokiu atveju reiktų kalbėti ne apie vienos kultūros nutrauktą kitą, o apie jų simbiozę, apie, tarkim, sinkretizmą tam tikrą savotišką. Ir lygiai taip pat kaip genai, tarkim, mes visi, ne vieno žmogaus turbūt kol kas, padėk Dieve, nėra gimusio ne iš įsčių, ne iš spermatozoidų ir kiaušialąstės susijungimo gyvų žmonių, kad ir kiek ten kolbose kas būtų laikoma. Tai reiškia, kad tie tėvai vėlgi ir kurioje vietoje baigėsi, o nesibaigia niekada. Čia yra visa esmė, kad kaip biologiškai mes visi nueinam dešimtis, šimtus, milijonus metų į praeitį.
Lygiai taip pat tradicijos kisdamos, bet jos nukeliauja į nesibaigiamą praeitį. Kaip apie kalbą kažkoks kalbininkas yra, berods Saussūras, nepamenu, sakė, kad niekad nėra buvę taip, kad vakar kalbėjau viena kalba, šįryt atsikėlęs kalbu kita. Bet nepaisant to, prancūzų ir lotynų yra skirtingos kalbos. Tai tie pokyčiai vyksta nuolat ir po truputį. Tai šita prasme be abejo baltų kultūra ir ne tik baltų, germanų kultūroje, keltų ir slavų, jose yra likę, iš visų senovės klodų kažkas visada lieka. Yra tokia nuomonė, dabar nežinau, gal užginčyta, kad žodis sora, kruopa tokia, yra ko gero iš senosios Europos. Bet čia dabar nesimsiu. Bet man tiesiog pats faktas tas įdomus būtų toks, jeigu tai tiesa, kad net atskiri žodžiai mūsų kasdien tebevartojami užvieni krato prieš tas soros, reiškia, jai tam žodžiui 6-7 tūkstančiai metų. Gal. Tai tokių dalykų, ne tas, tai kitas gali būti kažkas tokio. Kita vertus, nereikia manyti, kad ta kultūra yra kažkas uždaro, ir kad mes tą kažką uždarą nešam kaip kažkokie ypatingi išrinktieji ir dabar mes atidarysim ir čia kažkas iš to bus. Tas nieko uždaro, tiesą sakant, nebūna. Ta senoji kultūra, kaip ir genai, nuolat gyvena, duoda savo kažkokį įtaką, savo poveikį, santykėje su daugybė kitų visokių veiksnių ir įtakų. O apie tradiciją Apie jūs paklausėte, pradžiai pradėjote nuo to, ar turi reikšmės, kad Gimbutienė vaikystėje tautosaka, iš vaikystės žinojo ją. Tai čia tokį dalyką aš jums pasakysiu. Atskiras klausimas, kiek patys tautosakos tekstai, kaip atskiri, kaip nepriklausomi nuo žmogaus, kaip objektyvus, turi ar neturi didesnę ar mažesnę, kurie, kam įtaką. Bet tautosakos poveikis žmogui gali būti ne tik tuo, ką jis prisimena iš tų tautosakos tekstų, bet pačios sąmonės būsenos nustatymas, sakyčiau, kaip čia palygintų, kaip kokie polarizuoti stiklai, arba visai tamsu, arba visai skaidru. Gal net ne taip vienas juoda balta yra nėra, bet gal ar atspalvius įtrauktumėm. Pavyzdžiui, praleidžia mėlyną spalvą, nepraleidžia raudonos ir kažkaip va taip suki. Tai tautosaka dar yra auklėjamoji funkcija. Tautosaka atlieka dar ir šitą ir veikmenį. Jinai nustato sąmonę tam tikrų kampų, o šitaip nustatyta sąmonė, tada jinai mato kažką pasaulyje, to, ko šitaip nemato. Tai šita prasme aš nebejoju, kad susidūrimas tautosaka vaikystėje turi pamatinę atraminę reikšmę. Net būtent jos negalima netgi išvesti iš atskirai paimtos pasakos ir pasakyti, kokią reikšmę dabar čia ta pasaka, čia ta ragana, dar kažkas ten turi vaiko auklėjimui. Nors aišku ir tą pasaką išnagrinėti dar būtų galima, visai neprastai yra pavyzdžių, kadangi pasakos tarptautinės, tai galima pasitelkti, tarkim, vakarų tyrinėtojus, tarkim, analitinės psichologijos mokyklos, tokia Marija Luiza von Franz yra kelias knygas, ar ne 5-6 parašusi, pasakoms skirtas. Neapsakomai įdomu. Bet netgi ne šitaip, o tiesiog ta savo pačia, vėlgi tokia kažkokia pasąmoninė ranka kažkokia, tarsi palengva atgręžiamas, kaip mama glosto vaiką, reiškia, tas atskiras prisilietimas, atskiras paglostimas, gal, koks skirtumas, palietė, nepalietė, bet jeigu, pavyzdžiui, mamos glostytas vaikas ir mamos neglostytas vaikas, yra kažkoks toks pamatinis skirtumas tame. Tai kažką tokio daro pasakos. Sektas pasakos vaikui ar nesekta pasakų vaikui. Ir kad vaikas, kuriam jau vaikystėje, kūdikystėje sektos pasakos, mato būtyje, jis gal pats nežino. Jis gal nebūtinai turi mokėti apibrėžti, ką jis ten mato. Jeigu jau mokėtų, jis būtų didis mokslininkas, paaiškintų kitiem, ką aš ten tokio matau. Bet yra intuicijos būsenos nuojautos, tarkim, į mišką išėjęs. Vienas žmogus, oi, čia erkės, oi, čia šlapia. O kitas žmogus įeina į mišką, jis atsisėda, atsiklaupia ir būna ten ir alsuoja. Tai paaiškink, ką jis ten dabar mato.
Bet man regis tokie dalykai koreliuoja, vat pasakos yra kaip giria, kaip tarp kitko Jungas yra palyginęs kolektyvinę užsąmonę, vat jo toks terminas yra kolektyvinė, būtent neasmeninė su mišku, su giria. Kad tai yra tokia tarsi nesąmoninga savaiminė gyvybės terpė, kur viskas gyvena ir auga. Šiaip ir net jeigu mes ekranizacijas pažiūrime, tai pasakų ekranizacijos paprastai būna, ten gali namukas kažkoks būti vienas kitas, bet miške, nes miškas yra giria, yra pasakų vieta. Net ir galų gale ir iš tikrųjų pasakos prasideda, tarkim, galbūt ten kituose kraštuose, kur arabų ten arba indų, jos jau ten transformuotos dėl aplinkybių gyvenimo. Bet šitose vietose pirmapradės keltų, germanų, slavų, baltų pasakos, jos visos yra girioje. Išeinama iš namų, viskas vyksta girioje, tada arba grįžtama, arba jau nauja karalystė su naujais ten rūmais, bet veiksmas vyksta girioje. Tai pasakos yra girių, tai yra girios šnabždesiai, girios pasakojimai. Tai, tarkim, gali būti netgi va toks, ko gero, aš dabar eksperimento netlikau, bet aš drįsčiau sakyti, kad žmogus vaikystėje girdėjęs pasakas miške vienaip bus, negu tas, kuris vaikystėje pasakų negirdėjo, ar galbūt blogai joms sektos buvo, arba gal jam dėl kažkokių priežasčių jos, tarkim, atmestinos buvo, nepatiko, neprigijo, nepriimti. Tarkim, gal net pasakyčiau asfalto, gal vat pasaka turi galę prasigraužti pro asfaltą, kaip iš viršaus vanduo arba iš apačios daigai. Šiaip pasakom, jeigu užleistumėm viską pasakomis, tai ko gero suirtų mūsų šaligatvį, mes pradėtumėm gyventi pievose, miškuose, giriuose. Tai, o ką Gimbutienė, jinai tiesą sakant, ir iš esmės atranda kažką tokio labai panašaus, jinai pamato, išgirsta dykumoje ar ten kažkokiose archeologas, kažkokioj dykvietėj, akmenų sąvartynėj sugeba nujausti, užuosti, atrasti kažką tokio, kas kalba, kaip į mišką atėjus. Vienam čia kažkokie brūzgynai, o kitam jis girdi kalbą. Medis, tarkim, savo lapais. Senas įvaizdis visam plačiam pasaulyje žinomas. Netgi ritualuose net būdavo dievų atsakymai į klausimus, klausomi būtent per lapų šlamesį. Toli gražu ne tik Lietuvoje. Bet nereikia ir tų ritualų. Yra, tarkim, net dainose šakelės, rankelės, kojelės, šaknelės, o lapeliai, žodeliai. Reiškia, tas lapų šlamėjimas yra kalba. Tai, manau, sugebėjimas išgirsti medžių kalbą ir leidžia žmogui ir atrasti gyvenime, pamatyti, išgirsti tai, ko kiti negirdi. Eglė tai vienos šaknies su adata, jeigu taip grinai kalbiškai kalbėti, buvusi edlė. Su D. Minkšti pietryčių, pietų, pietvakarių irgi prūsų kalbose buvo toks maišomas minkštas G ir minkštas D. Dievas kartais, tai tas edlė buvusi, tai čia grinai kalbinių požiūrių, tai tarsi nieko tas nepasako. Matot, kalbinių lygmenių čia nestebuklas, ne naujiena, 100 metų. Su mažom išimtim, kai kurie žodžiai ten visada pakraščiuose yra tokių klausimų atvirų, bet visa masė yra nustatyta giminiškų žodžių, nieks nebejoja. Dievas, reiškia, iš tikrųjų tas kur rašoma tai iš tikrųjų yra ilgas atitinka lietuvišką kaip ir vėdas, dievas, iš tikrųjų. Dievas yra, tas yra iš dvigarsio ai arba ei. Tai deivas, tiksliai visiškai tikslus žodis. Deivas ir dievas yra visiškai tas pats. Yra įdomių labai dalykų. Pietryčių Lietuvoje yra jau dar spėta užrašyti, bet ten dabar jau iš vis atsidūrė Gudijoje, ten Zietelos kraštai ir visi kiti. Ten labai archaiškos formos buvo išlikęs. Jie sako dzieus arba dieus, tai yra čia vardininkas. O kilmininkas sakydavo dyva. Tai yra absoliučiai tas pats indoeuropietiškas paradigma, indoeuropietiška linksniavimo šito žodžio. Djaus ir divach.
arba graikų Dzeus ir Dios. Tai va tas tai tokių dalykų, grinai kalbinių, tai pirmas tas pamatinis lygmuo lyginimo. Tai čia net nestebuklas, tas yra žinoma, tiesiog tą jau atskiram žmogui reikia pažinti, pasisemti iš to žinių aruodo, kuris jau žmonijos jau yra turimas. Kalbininkai jau tą yra. Ir ne tik kalbininkai, ten jau daugiau net yra šiek tiek jau žinoma. Antras lygmuo būtų siužetai mitiniai ir pasakojimai, kurių irgi yra labai daug gražių sutapimų. Ir kada siužetas panašus ir kada jame įsakomas žodžiais tų pačių šaknų, tai ten būna kartais tokie stebuklai maži iš viso gimsta. Yra tokia kažkurioje trečioje mandaloje, dabar himno neprisimenu paties numerio, bet yra tokia eilutė. Man yra įsirėžusi į širdį kaip ugnim išdeginta. Agnė divach sunur asi. Lietuviškai versti nereikia. Ugnie Dievo sūnus esi. Išmankit, 4 žodžiai visi ištisai ir visas teiginys yra pasakomas. Tai jis šitaip skambėjo kelis tūkstančius, 3, 4, gal 5, kadangi ta Rigveda, to seniausio iš Vedų yra nustatyta, maždaug ne vėliau negu 1,5 tūkstančio prieš mūsų erą, tas ne vėliau reiškia vėlgi paties teksto kodifikavimą, ten sunorminimą, o atskiri himnai, dar atskiri fragmentai tų himnų gali būti nebenustatomos senumo. Ir vadinasi, gali būti dar ilgą laiką, kai gyveno baltai būsimieji ir būsimieji indoarijai greta santykinai, tarp kitko pamaskvy kažkur matyti, ten tose kraštuose. Jau šitas teiginys galėjo skambėti, tai reiškia, ugnie Dievo sūnus esi čia. Čia iš viso, tarkim, religijotyrai, mitologijai, čia tokie absoliučiai kertiniai teiginiai. Ir jie skamba Vedose ir lietuviškai. Lietuviškai mes tarsi neturim teksto, kur tai pasakyta, bet virtualiai mums išsiversti nereikia, mes galim sakyti, štai mūsų tarmė, Vedų tarmė lietuvių kalbos. Tai ir paskui ten jau kitos eilutės, jau ten kiti žodžiai vėl nebeatpažįstami, vėl nieko nebesako. Ir taip kartais tokie inkliuzai, reiškia, yra tokie išlikę. Tai ten, aš nežinau, būtų smagu, kad jūs mokotės, Lietuvoje reikėtų institutą indobaltistikos įkurti. Praeitų, manau, 10-20 metų būtų aukso kasyklos. Važiuotų čia iš viso pasaulio vedologai, baltistai išsižioja mokytis. Net žinokit, iš to, kiek aš galiu pro šalį eidamas beveik, kiek aš galiu spręsti, ten yra neišbrendami lobiai. Tų panašumų, o dar įtraukus tautosaką, įtraukus siužetus to pačius. Yra, tarkim, apie vėją man rašant teko susidurti atsitiktinai su viena lietuvių sakme, kuri Ramajanoje turi atitikmenį. Galima sakyti, tarkim, tarptautiniai siužetai, pasakom tai labiau būdinga, kaip tą jūsų minėtai Eglė Žalčių karalienė. Matyt, pasakų prisiklausęs, neišmetu iš akiračio ir tam tikrų fiks idėjų, kaip čia pasakius. Yra tiesiog svarbu skirti mokslinį faktą, rimtą nuodugnų argumentą nuo tarkim, fiks idėjos, kuri, jinai kitokia, jinai nepretenduoja, bet jeigu jinai nepretenduoja į to rimto fakto vietą, tai aš nematau pagrindo, kodėl turėčiau, tarkim, vienas kačiukas namie auginamas, mano maitinamas, o kitas priplūsta iš gatvės. Jis laukinis, jis netoks, bet dėl to reikia užmušti. Nekenkia, tegul būna. Tai ta fiks idėja tokia, kad juk yra, tarkim, prancūziškai bažnyčia yra eglys. Aš kai sužinojau, išgirdau, kas čia dabar. Ir kai žiūri, tarkim, į eglės, ypač jeigu rūkas, jeigu dar ten ant horizonto eglių tokie kurai, arba viena tokia didžiulė eglė, jinai yra, šiaip gotika yra eglyno padaras. Paskui būtų galima pradėti gilintis architektūros istoriją ir visą kitą, ir daug ten visokių argumentų už ir prieš, bet prieini prie gotikos ir iškart supranti vienu, tuo tokiu kažkokiu, tuo pasakų žvilgsniu. O gotika yra eglyno padaras, eglė yra bažnyčios bokštas. Tokių sąsajų būtų galima pririnkti daugiau, būtų toks mažas straipsnelis, kuris neturėtų po savim, kaip jūs sakot, kalbinio pagrindo, nors sąskambių jame būtų per akis.
Tai nežinau, ar čia beprotybės forma tokia, bet jinai, reiškia, kol ją valdai, kol sąmoninga, tai tarsi, lyg ir, žinoma, tai eglė būtų, savaime eglė yra bažnyčia, eglė yra šventykla, eglė yra dar vienas dalykas. Bokštas ir raketa yra tas pats. Taip, bokštas yra įmūrytas į žemę, stovi ant pamatų, jis nesiveržia, tarkim, neatsiskiria nuo žemės, neskrenda. Raketa priešingai, jinai tarsi atsispūria nuo žemės, kiek tai gali, kad skristų. Bet ne tik savo išvaizdą tokia, bet net ir paskirtim, jeigu žiūrėt ne mechaniškai, ne materialiai, o iš žmogaus pusės. Bokštas juk yra tam, kad galėtum aukštai užsilipti. Įvairūs motyvai gali būti, galima matyti ten, kuo plačiau, galbūt ten gynybiniai, matyti ten laužus uždegtus, kai priešas ateina. Galbūt estetiniai, grožėtis po apylinkės, galbūt žvaigždės tyrinėti, ten arčiau vis dėlto. Šiaip ar taip, žmogus stato bokštą tam, kad jis užliptų aukštyn, pakiltų aukštyn, šiuo atveju pats laipteliais. Raketą žmogus daro irgi tam, kad pakiltų aukštyn. Kitaip, labiau, toliau. Bet motyvas yra tas pats. Ir žiūrėkit, du įrengimai visiškai skirtingi, bet visiškai panašus. Tai eglė yra šitas bokštas. Dar prieš bokštą žmogus lipo į medį, tai yra gyvas bokštas, gyva raketa. Ir jeigu tu lipi į medį, kad pažvelgtum virš miško, virš girios, kaip sakoma, per medžius miško nematyti viduj būnant, o kai tu užsilipi aukščiau, tu įgyji akiratį, įgyji tą vadinamą atstą, distanciją. Pamatai mišką, pamatai gyrę. Tai ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Net ir iš gyvenimo smulkmenų, kaip iš miško išlipęs, tu gali iš savo paties kasdienybės darbo, jeigu turi eglę, ar turi bokštą ar raketą, tu gali pakilti truputį ir pažiūrėti tą savo mišką, kuriame tu ten kapstaisi, nematydamas jo. Tai toks tas įvaizdis. Bet čia su ta pasaka nelabai siejasi, nes žmogus virtęs medžiu ir medžiai virstanti žmonėm, čia yra atskira tema, kuri dėl moterų man yra tekę jau šito temoje dirbti, tokią knygutę neseniai parašiau, kaip apie moterį, medį moterį. Bet jeigu neapsiribot moterim, nes ten truputį buvo tokie papildomis dingstis apsiribot moterimis. Bet neapsiribojant moterimis, tai ir vyrai lygiai taip pat, tai sakant, iš vis žmogus, medis žmogus, nepaprastai sodri, nepaprastai gausi medžiagos visam plačiam pasaulyje tema. Eglė Žalčių karalienė šiuo atveju yra neišimtis, jinai tik toks mažas fragmentas to žmogaus virtimo medžiu. Yra atvirkščių, tai yra medžių, reiškia, virtimo žmonėmis yra ten, ir tarkim, per visą pasaulį yra vaizduojamoji dailė, yra piešinių tokių keistų, kur, tarkim, medės artėja prie sosto virsdamos moterimis, ten toks prisimenu iš atminties dabar labai tokių įvairių paveikslų. Kita vertus, Eglė Žalčių karalienė toli gražu ne visose variantuose būtent medžiu virsta tie vaikai. Jie ten ir pati moteris, jie gegute dažnai virsta, o tarkim Amerikos kitose variantuose gyvūnais įvairiais. Taip sakant, tas medis arba vienas medžiu, kitas gyvūnų, netgi taip, ten visi ten tie skirtinai užkeikia vieną to, pati ten dar kažko. Tai šiuo atveju čia tokia labai kebli tema, nes pati pasaka jinai vienaip, kaip yra tokia savoka matematikoje, topologijoje, susikertančios aibės. Taip mes įsivaizduotume, brėžtume apskritimus ir tie apskritimai kažkur tai jie dalinai susikerta, tai įvairios sankirtos yra tarp tų apskritimų. Panaši padėtis yra, tarkim, tautosakoje, mitologijoje, įvairiais klausimais, įvairiom temom kalbant. Pavyzdžiui, medis žmogus, viena duomenų aibė, ir Eglė Žalčių karalienė yra kita duomenų aibė, kur, pavyzdžiui, žmonės ne tik medžiais ar gyvūnais virsta, visai kitas tarsi akcentas. Iš dalies susikerta šios temos, bet tik iš dalies. Gal net galima manyti, kad net beveik atsitiktinumas, kad Lietuvoje prigijo, išpopuliarinta buvo rašytojų šita
pasaka. O gal neatsitiktinumas, vėlgi, iš dalies už kiekvieno atsitiktinumo kažkokie motyvai slypi. Bet čia reikėtų kalbėti tada šitos pasakos, toje, reiškia, aibėje, reikėtų kalbėti jau ir apie kitus padarus, kuriais tie žmonės virsta. Iš vis tada virtimo atskiras klausimas, vėl tema, nes yra tokių pasakų, kur žmogus virsta ir nesuprasi, ar tai yra mirtis ir pomirtinis, lyg jis nužudomas, lyg jis virsta karvė virsta obelim, ta obelis vėl per kažkokios tos transformacijos, jos tradiciniai sąmoniai, tai turime menį būtent pasakas sekančioj sąmoniai, jos yra pati transformacija toks reiškinys, jis neatmetamas. Aš nemanau, kad žmonės gyveno visuomet pasaulyje labai praktiškai, už mus praktiškesni, buvo priversti būti praktiški. Jie žinojo, kaip būna pasaulyje ir niekada, ko gero, nekildavo niekam į galvą mintis painioti šitų dviejų tikrovių. Bet štai pasakų tikroviai, tie virsmai buvo kažkodėl žmogui reikalingi, jis nuolat apie visokius virsmus kalba. Ir tada viena vertus tarsi mirtis, bet ne visai, už tos mirties kažkoks virsmas. Kita vertus, virsmas ne visai mirtis. Kažkaip šitoj vietoj atskira visiškai tema, reikalaujant irgi atskiro savarankiško kažkokio tyrimo. Ir šitoj temoje Eglės žalčių karalienė vėl te būtų fragmentas. Nes žaltys gyvatė, pats žodis gyvatė yra eufemizmas. Matyt, senovėje buvo angis, kuri dabar prigijo atskiros rūšies gyvačiai, bet angis yra europiečių kalbose žinomas angvis lotynų, agis vedų, yra tas pats. Angis yra visoms europiečių kalbom žinomas senasis gyvatės pavadinimas, o gyvatė yra eufemizmas pagal tai, kad jinai yra, gyvatė įsikūnijusi gyvata, jinai yra gyvybė jau savaime. Viena iš priežasčių to gyvumo jos yra, kad jinai išsineria numeta odą. Ir oda, apvalkalas yra kūno toks, tarkim, kaip štai metafora. Tas, kuris išsineria iš savo sudėvėto kūno ir užsiaugina naują, jis yra nemirtingas. Čia kaip nori gali suprasti. Gali suprasti, kad tai yra padaras, kuris šiam pasauliu moka išsinerti iš kūno ir naują užsiauginti. Gali suprasti, kad žmogaus siela mirusi, jinai neišnyksta, o jinai atgimsta, vadinasi, užsiaugina naują kūną. Gali čia reinkarnaciją žiūrėti, bet šiaip ar taip gyvatė yra gyvybė. Nepaisant to, kad jinai, būdama gyvybė, turi ir labai mirtino įgėlimo. O galima sakyti gyvybė, tai galbūt net geluonis ir gyvuonis vos nesinonimai. Nors gyvuonis reiškia ką kita, gyvuonis yra gyvybės pats, o geluonis, bet taip ir net ir skamba panašiai. Vadinasi, netgi galbūt gyvybė yra, tarkim, mes taip norim save užglostyti, kad gyvybė yra kažkas labai švelnaus, labai rūpintinosi, kažkas tokio, kas jai kaip gražu, kaip kūdikėlis lopšyje. O gyvybė turi kitą pusę, gyvybė gelia, gyvybė yra mirtina, gyvybė nuolat valgo viena kitą. Ir kuo daugiau gyvybės, tuo daugiau skausmų ir kančios, nes jinai nuolat valgo pati save. Kaip tas uroboras, vėlgi gyvatė, ryjanti savo uodegą. Žaltys atskiras. Žaltys yra gyvatė, anginas, gali būti slibinas, anginas, tarsi daugelį kalbų, šitie vaizdiniai gyvatės, vyriškos giminės gyvatės ir slibino, jie nesiskiria. Zmėja rusų, tarkim, ir zmėj, slibinas. Tas pats agis, nepamenu, Kirčio vedoje yra slibinas, vritra jis yra. Ir panašiai, mes turim tokį slibiną, tarsi, jau, kai sakai slibinas, net biški ir vaizdinys kitas, jis nebe visai gyvatė, bet vyriškos giminės. O čia būtų žaltys, tarsi teigiamas, ne neigiamas, o teigiamas gyvatinas, kuris šiaip negelia. Ir pats žaltys, galima sakyti, ta žalt šaknis, zelts latviškai auksas, jinai auksas geltonas tos pačios galų gale šaknies, ten su tokiam išlygom tam tikrom žodis, dėl tų tokių auselių geltonų žalčio. Bet kita vertus yra ištisa tema apie
gyvatę, žaltį ir augalą, kad pats, tarkim, žilvinas ir žilvytis, va, tokio va, pobūdžio sąsajos. Jas irgi būtų galima išplėtoti ir nemažai medžiagos, tarkim, net ir vaizduojamosios dailės, kur, tarkim, kur augalai arba vijokliai arba šakos baigėsi gyvačių galvom arba kažkas va tokio pobūdžio. Nu, galų gale pumpuras yra tokių ornamentų, kur nesuprasi, ar čia yra tulpė besiskleidžianti, ar čia yra gyvatės galva. Iki galo neaišku, ir aš manau, kad neaišku ne dėl to, kad mes nebeižvelgiam, o tiesiog niekada nebuvo aišku, nes buvo daroma šitai. Nes tie vaizdiniai galbūt pirminiai tos tapatybės yra. Čia, žinoma, gyvatės žilvinas, slibinas visuomet yra apačia, nors slibinai tarsi kartais skraido ir pasakose, nebūtinai iš jūros išropoja, jie gali atskristi net į tą pačią jūrą, į tą telkinį, į ežerą, iš kažkur tas slibinas, toks keistas padaras. Sakom, drako irgi yra, tarp kitko drakonas, mes sakom, drako yra gyvatė, nu, gyvatė ir slibinas tos pačios šaknies žodžiai yra, graikiškas žodis, mes vadinam šitų kinus slibinus irgi drakonais, bet ten visai kas kita, nėra oro ženklas ir jis visiškai kitaip, labiau mūsų aitvarą gal primenantis negu slibiną, kuris kitaip visai elgiasi. Čia daug parašyta apie šitos pasakos, šitą žilviną, kuris yra, be nepalauk, kieno ten dabar, ar ne Kavolio, yra berods Kavolio tokia, gal viena iš įdomiausių tokia interpretacija religiška. Jinai aiškina, kad tas žilvinas, nu, kad vanduo yra anapusis šiuo atveju, pagrįsta taip manyti, kad tas žilvinas tai yra dievybės tokia įvaizdis pasakoja, įasmeninta dievybė, o eglė yra to dievo žynė, atliekanti apeigas ir, žodžiu, su juo turinti. Nu, tokiu atveju vaikai, žinoma, vėlgi nebūtinai turi būti suprantami pažodžiui. Tarkim, žynys aukoja dievui, tampa įkvėptas dievo, pastoja to įkvėpimu ir sukuria kūrinį. Tas kūrinys yra vaikas, galima sakyti, kad tie vaikai, vat kažko. Nu, žodžiu, čia labai tolimos, įmanomas į visas pusės interpretacijos ir plėtotės, už kurio galo nepaimsi, už kuria kryptim neisi, vis yra begalybė. Šiaip mitologija šio požiūrio nuostabus dalykas, nes jinai yra kaip tokia iš vaikystės prisimenu būdavo tokias staltiesės, jos megztos, nertos tiksliau, ir turi tokias akis ir iš tų akių eina gijos į kitas akis. Ir nėra nei vienos akies, kad tom gijom nebūtų susipynusi su kitom. Bet atskirai paimta kiekviena akis yra savarankiška, tarsi jinai lik mazgas būtų, kol nenueini toliau. Tai va čia irgi kažkas, va turi randi tokį eglės žalčių karalienę, kaip tokia va akis, kaip mazgas, bet į visas pusės eina gijos ir tu eidamas jomis prieisi kitus mazgus, kitas akis ir taip be galo, visas pasaulis toks. Yra daug toks indiškas įvaizdis, Indros tinklas, kad pasaulis yra Indros tinklas, kur mazguose deimantai. Kiekvienam deimante atsispindi visi aplinkiniai ir visi kiti deimantai. Kiekvienas deimantas yra centrinis, nes jame atsispindi visi kiti. Bet kitas irgi centrinis, jame irgi atsispindi visi kiti. Ir kiekvienas vienas kitame atsispindi, kaip ir žmonės, kurie kalba, reiškia, tarsi jūs esat mano akiratė, aš esu jūsų akiratė ir nepasakysiu, kuris šis pagrindinis, ar ne? Kiekvienas savo. Tai ir pasakos tokios. O čia tokie, jungiškai kalbant, archetipai, tokie galbūt, jeigu taip įsivaizduotumėm, tokia netiesinė erdvė, plokštuma, kuri įlinkusi. Kur prasmės daugiau, ten pradeda tarsi įlinkti. Prasmės savaime traukia protą, jinai traukia mintį ir dėl to įvaizdis toks, kad tarsi liktai toj neuklidinėje erdvėje rieda kažkoks daiktas ir pro saulę, tarkim, pro didelę masę rieda ir pradeda artėti ir po to, jeigu užtenka masės, sukasi aplinkui. Tai tos prasmės, tie archetipai lygiai taip pat mūsų dėmesį, mūsų mintį įtraukia. Jie pritraukia ir mes pradedam suktis, rajot negražus žodis, medituoti per daug rimtas, protingas, bet tie tam tikri vaizdiniai nuolat gyvena mumise. Tas vienas iš pavyzdžių, ta Eglė žalčių karalienė, gyvena, karts nuo karto mintis grįžta prie jos, kažkas kažką parašo, susitelkia, apmąsto, apgalvoja, parašo kažką dar,
ir tas jo darbas pavirsta papildoma trauka vėl prie tos pasakos, vėl grįžta. Vėl jinai pati traukia, vėl tas darbas dar ją ir jinai ta masė auga ir pradeda traukti vis daugiau. Tai tokių, tai vat šitai veikia tie prasminiai tokie, galima sakyti, palyginti tą, tarkim, Einšteino išorinę fizinę erdvę su tokia, kaip čia pavadinti, semantinė erdvė. Kaip metafora, žinoma, nes nei erdvės čia nėra, bet vat prasmę palyginti su mase, su svoriu. Beje, nenaujas palyginimas, gali būti daiktas svarbus. Taigi tas pats svarus, nors sverti šaknies yra. Svaru yra tai, kas svarbu yra tai, kas sveria. Vat yra grinai masės įvaizdis. Vat to prašau, reliatyvumo teorija bendroji. Mūsų kalboje jau prieš daug tūkstančių metų slypinti. Žmogus gali užčiuopti kažkokią struktūrinį ėjimą, kažkokį tai sprendimą struktūrinį, kuriame pajustų analogiją arba kažkokią struktūrinį ir staiga suprastų, matai, štai kaip galėjo viskas vykti. Ir šita prasme pasaka jam taptų pagrindu kažkokiam tai galbūt atradimui. Bet kad pati pasaka, ne dėl to, kad čia tas vienokia teorija ar kitokia būtų bandoma pakišti po tą pasaką. Esmė ta, kad pasakos nekyla iš teorijų. Iš kitos sąmonės vietos pasakos randasi. Ten nebūna iš anksto sukonstruotos teorijos su kažkokiais terminais, tai teorijai būdingais, o po to pavirstų staiga kažkokią pasaką. Čia pats ėjimas, čia būtų kažkokia, kartais autoriai kartais sukuria pasakėčias, žinodami jau iš anksto apie ką rašo, tarsi tokią alegoriją sukonstruoja, bet tai jau būna pasakėčia labai aiškiai autorinė, neturinti daug bendro su tradiciniam tikrom pasakom. Manot, tų tradicinių tikrų pasakų struktūros, jos nėra prasimanytos. Kaip čia pasakius, ta prasme, kad jau vien tai, kad jos tarptautinės, turi begalės variantų ir visi variantai sukasi aplink tam tikrą, kartais būna transformacijos kažkaip sudurtos pasakos iš kelių ar ten kažkaip, bet tie motyvai pamatiniai, jie nuolat kartojasi, jie nėra sugalvoti. Vat šitoj vietoj, kadangi jie nėra sugalvoti, tai jie nieko konkretaus neturi kaip nors kitaip. Jie patys savo tikslas. Jie nėra įkaitai kažkokie, jie nėra priemonės kažkam dirbtinai išsakyti arba užmaskuoti kaip nors. Nes jeigu tu gali teoriją išdėstyti, jau pasakos nereikia, tai išdėsti ir viskas. O čia būtų vienas toks principinis minties ėjimas. Aš manau, kad ne tik šita, bet jokios teorijos, iš jokių teorijų nėra pasakos kilusios. Nors, kaip pradžioj sakiau, nereiškia, kad negalima asocijuoti ir mėginti užčiuopti kažkokių tai struktūrinių ėjimų. Kitas dalykas, dar noriu pasakyti, kad tokio dalyko kaip monoteizmas ir politeizmas nėra niekur pasaulyje. Tiesiog nėra ir viskas. Nei vienos religijos nėra politeistinės ir nei vienos religijos nėra monoteistinės. Vedų religija yra gimnai, kur labai aiškiai kalbama apie vieną dievą. Tais pačiais, tik vienas, net nelietuviškas žodis, ekah dievas. Ir tas ekas dievas yra vienas dievas. Labai gražiai aiškiai. Vadinasi, tai nėra monoteizmas ta prasme, kad tai nėra vienintelis dievas. Tai yra, bet vienas dievas visuomet yra. Australijoje, Amerikoje, Afrikoje. Afrikoje tai iš vis yra monografijų parašyta apie afrikietiškai monoteizmą. Viena pusė medalio. Lietuva beje neišimtis. Lietuva irgi yra toks, tarp kitko, latvių išeivis Biezais, vardą pamiršau, iš H raidės, ateis paskui į galvą. Haroldas Biezais, jis yra protestantų teologas, buvęs amžinatilsį, ir kartu latvių tyrinėtojas tradicijos. Jis yra atskirą knygą parašęs Latvių dievas.
Ir kiek tik apriepia ir istoriniais šaltiniais, ir tautosaka nuo pat pradžių, tai jo yra tokia mintis, atėję krikščionys rado jau gatavą Dievą, tiek panašų į krikščioniškai, kad nebuvo reikalo net vardo keisti. Tai pasiėmė tiesiog savo. Lietuviai neturi tokio biezajo, bet manau, kad padėtis yra visiškai analogiška. Lietuviai taip pat žinojo vieną Dievą ir visą to. Tiesą sakant, yra tarpukarį išleista ten... Užkrito vėl, man su vardai vis laikų užkrenta. Gerai, kad savo prisimenu, retkarčiais. Jurgio Elisono, toks, reiškia, surinktas didžiulė publikacija, daug puslapių, ten virš 100, apie senelis Dievas, apie Dievą lietuvių tautosakoje. Vien tik tautosakoje. Ir tas Dievas toli gražu nekrikščioniškose kontekstuose, tai yra lietuvių Dievas. Yra ir dievai, bet nors dievais, pavyzdžiui, įdomu tai, kad latviai ten net ir mokslinius darbus rašo, dievai daugiskaita atsiranda XIX amžiuje iš romantikų. Nėra dievų, yra Dievas. Yra laimė, yra ten dar kažkas, bet tai yra, kaip, kad jie būtų dievai, dievaičiai, lietuvių, dievini, taip. Bet ne dievai. Ir mes turim dievaičius, yra Dievas ir Dievo vaikai, dievaičiai, atsiranda santykis, atsiranda struktūra, galima kalbėti apie jau tada kažkokią tai vaizdinį. Viena vertus. Kita vertus, antra vertus, tose apsigyrusiuose monoteizmuose, tai pavyzdžiui, toj pačiai Biblijoje galite, tarkim, aš taip esu padaręs, rašiau apie Panteono sąvoką, knygutę rašiau ir taip pat padariau. Paėmiau ir dabar, kadangi yra internetinė prieinama Biblija visa lietuviškai, tai visi dievai tokia sąvoka, man jinai ir te rūpėjo. Tai apie 20 kartų Biblijoje kalbama apie visus dievus, daugiskaita. Atskirais atvejais tai yra, atskirais tik atvejais, tai yra, reiškia, žydų dievas ir kitų tautų kiti dievai, ir aišku, tas Jahvė žydų dievas didesnis. Bet ne visais atvejais. Kitais atvejais nesakoma, kad tie kiti dievai yra kitų tautų. Šiaip yra visokių, arba buvo, arba potencialiai yra šiukštu daug dievų. Bet tikrasis Dievas yra didžiausias. Ir tai, kad jis yra galingiausias ir didžiausias, tik ir paryškina tą kitų dievų buvimą. O kieno atžvilgis dar gali būti didžiausias, jeigu nėra kitų? Žodžiu, ir nėra grynas monoteizmas. Galima kalbėti apie tendencijas, apie norą, bet čia yra jau tokių, sakyčiau, sąmoningas darbas, žiniai, vieni linkiai, šiaip yra tokias, reiškia, kaip yra įvairių atskirų dievų žiniai. Ir jeigu ten, tarkim, labai įgyja stiprią galią, jeigu tie konkrečiai to dievo žiniai įsigali, tai gali jie norėti, kad jau kitų nebūtų, kad tik jų vienas dievas būtų. Yra toks būdas atsirasti monoteizmui. Arba ne pačiam monoteizmui, bet monoteizmo imperatyvui, taip reikėtų kalbėti. Nes imperatyvas tai tikrai yra norinčių, kad būtų vienas dievas. Ir tas noras trunka dešimtis, turbūt tūkstančių metų ir įvairiuose pasaulio kraštuose. Bet tai nėra monoteizmas ir manyti, kad istoriškai buvo politeizmas laukiniai. Pavyzdžiui, iš vis anksčiau dievų nebuvo, animizmas, ten laukiniai visai. Po to jau jie suformavo jau dievus kažkokius, o galų gale jau yra vienas dievas, čia kokia evoliucija sukūriama. Tai tokia evoliucija panaši kaip bolševikų 17 metais. Nes kiekvienas savo pažiūras iškelia į pačią evoliucijos viršūnę ir išrikiuoja taip, kad visos kitos pažiūros yra atsilikusios ir žemesnės, jos galų gale neišvengiamai užaugs į šitą proletariato diktatūrą, kuri aukščiausias vainikas civilizacijos. Žiūrėkit, ir nėra net kvapo. Tai su visom ideologijom yra tas pats. Jos visos save stato į pirmą vietą ir išsuka pasaulį viską taip, kad aš esu pats aukščiausias. Jeigu yra evoliucija, gerai, tada aš būsiu aukščiausias evoliucijos ten koks nors. Jeigu ne evoliucija, o apreiškimas, gerai, tada mano paties tikriausio Dievo vienintelis tikras apreiškimas, o visi kiti atspindžiai, klaidos, pasiklydimai ir taip toliau. Tai tokio pobūdžio minčių sampratom pasakose, man regis, būt negali, su žiburiu ten nerasi.
Net nėra, matai, tapatybių. Rusų pasakose yra, tarkim, vietoj žemė į šią žemę, pavyzdžiui, iš Požemio ar iš kito pasaulio, kartais pasakoja, sako, sugrįžo į šią žemę. Tai rusų pasakose dažnai sakoma, ne šitą žemę, o Svetąją Rusiją. Tai prasme, jau žemė ir Rusija jau jiems sinonimai. Jie praktiškai, jeigu ne Rusija, tai jau ne žemė. Tai tokio, vat, jau, tarkim, su ideologinimo, tarkim, nacionalizmo toks, turi jau užteptas toks paviršius sluoksnis ant viršaus yra. Bet pasakų gelmėj net ir tapatybių nėra. Jos tai yra tapatybė yra žemė, vat šis pasaulis, ši žemė. Ta pasaka gali atsirasti Lietuvoje, Afrikoje, dar kažkur. Ir visada tai bus tokia pati situacija, tokia pati padėtis. Struktūriškai ta pati. Dėl to jos ir tarptautinės, ir dėl to jos bendražmogiškos, jos archetipinės. O ideologiniai nepasidalymai, smėlio dėžiai, tai čia yra kitos rūšies užsiėmimas. Čia tų, kuriems pasakų vaikystėje nesekė ir kurie miške nemoka būti.